Sveiki. Norėčiau jūsų dėmesiui parodyti keletą video siužeto ar kadrų apie įvykius, kurie vyko prieš 19 metų. Matyt, daugelis šios įvykius yra užmiršę arba net tiesiog neprisimena. Tačiau tai prasidėjo Sovietų Sąjungoje pučas 1991 metais, rugpjūčio 19 dieną. Ir kuris truko, ačiū Dievui, tik tai 3 dienų. Bet tuo metu visas pasaulis stebėjo, ką daro tuometinė Sovietų Sąjungos karinė vadovybė. Ir man teko filmuoti su kolegomis ir dirbti tomis dienomis labai daug. Ir štai šie keli kadrai tiesiog matyt primintų jums laikotarpį prieš 19 metų, kokios grėsmės tuo metu buvo. Ir ką turėjo tuo metu dauguma iš mūsų, kurie matė tą karinę techniką, kuri važiavo į Vilniaus miestą, galvojo ir kaip jautėsi. Sovietų kariuomenė iš karto prasidėjus pučui užėmė pagrindinius Lietuvoje transliacijos taškus ir tai, kad būtų galima kontroliuoti visą įmanomą viešą informaciją. Ir tai praktiškai paralyžavo televizijos ir radijos stočių darbą. O aš jau tuo metu su kolegomis buvome įsteigę Baltijos naujienų agentūrą, Baltic News Agency, ir turėjome kameras, turėjome galimybės fiksuoti įvykius, kuriuos pateikdavome Lietuvos televizijai. Dalį šių siužetų reportažų taip pat tuo metu parodė Lietuvos televizijos žinių laidos. Ir štai gavome signalą iš gyventojų, greičiausiai iš Varėnos, kad didžiulė kolona sovietinių šarvuočių įsirikiavo netoli Vilniaus ir ruošėsi važiuoti į Vilnių. Tuomet žmona turėjo tokį senuką zaporožietį geltoną, staigiai sėdami jį, pasėmiau videokamerą ir su kolegomis su Agne nuvažiavome link Varėnos. Ir štai šituose kadruose jūs matote, kiek daug tuo metu, kaip kažkokių grėsmingų vabalų, stovėjo laukuose sovietinių šarvuočių. Aišku, mums nepavyko nufilmuoti labai kokybiškai, nes palei kelią buvo įsirikiavę sovietų kariuomenės kariai, kurie tiesiog neleido niekam sustoti. Todėl filmavome važiuodami ir netgi turėjome bėgti, nes pamatė kariškiai pro langą iškištą videokamerą ir pradėjo šaukti vos ne iki grasinimų, kad galbūt pradės šaudyti. Tačiau šie kadrai, kurie matote, specialiai būtų gerai, kad jie būtų dar ir su palėtintų režimu įrašyti. Šiuose kadruose jūs matote, kiek daug šios karinės technikos buvo įsirikiavę ir kurie pasuko vakarop į Vilnių. Važiuojant po filmavimo link Vilniaus, kažkaip net visi mes, kurie buvome tuo metu automobilyje, mes buvome trise, tiesiog nutilom ir galvojom. Kažkaip jautėm tokią grėsmę, ką reiškia, kai visa šita karinė technika įvažiuos į Vilnių ir jeigu jinai bus agresyvi, ką jinai gali padaryti. Vakarop ši šarvuočių kolona pajudėjo į Vilnių. Mes ją pasitikome su tuo pačiu zaporožiečiu, pradėjome filmuoti, sekėme koloną. Tačiau vėlgi buvome pastebėti ir kariniai šarvuotis pradėjo mus spausti. Tačiau ačiū Dievui, kad tuo metu mes galėjome persirikiuoti prieš priešinį eismą ir nuvažiavome link parlamento. Netgi šiek tiek pasislėpėme, pastatėme zaporožietį tamsiame kieme, palaukėme, kol liktai viskas nurims. O toliau jau filmavau prie požeminio tunelio, jau pro kurį važiavo minėta karinė technika. Ir daug daugiau tokių kadrų teko filmuoti tuo metu, pučo dienomis. Tačiau ačiū Dievui, kad vis dėlto visa ta grėsmė, kuri buvo iškilusi, nebuvo realizuota, pučas žlugo ir tie patys tankai po kelių dienų pasitraukė iš Vilniaus, o po kelių metų iš visos Lietuvos. Taigi tiesiog norėjau priminti šiais kadrais, kad neužmirštume 1991 metų, rugpjūčio 19 dienos, pučo, kuris tikrai tuo metu sukėlė daugeliui labai daug baimės ir galėjo labai kitaip pakreipti mūsų kovą ir mūsų nepriklausomybės siekį.